Sveiki, brangus Stovyklavedžių kanalo sekėjai, draugai ir nedraugai. Bet nedraugai, manau, mūsų nestebi, jiem kaip ir balalaika. A, Sveiki, Sveikinamės, gyvi. sveikinamės kelintą čia jau kartą, kažkelintą kartą ir darom tą savo, sakyčiau, kad naudinga, reikalinga, bet balsas tyrosi, ko gero, jo. Kol kas, žinai, toks jausmas, nes paleidus net ir apklausą į gyvenimą, kol kas dar nesulaukėme mes labai didelio atsako, bet manau, viskasgi prieš akį, tiesa? Bet tu sakei, kad surezonavo mūsų pasakyti dalykai ir kažkas čiuposi tos minties ir kažką tu ten radai. Tai tiesa, prisipažinsiu, tai dar kartą aš tiesiog priminsiu mūsų žiūrovams, klausytojams, kas mes esame tokie. Tai yra Audrius Vainonis ir Svetlana Markevičienė. Jau cieli 3 mėnesiai, 4, kai esame pasivadinę Stovyklavedžiais ir susitinkame su jumis šiame kanale. Tiksliau pasakius, YouTube kanale talpiname video, o dalinamės juo labai plačiai. Visuose socialiniuose tinkluose galite mus rasti. Dar tiesą su TikToku nelabai išmokom veikti. Bet čia laiko klausimas, manau, tiesa, Audriau. Jo, taip. Tai aš pasidalinsiu savo praeitos savaitės atradimu. Tiksliau pasakius, man parodė, ne pati aš atradau, kad tai, ką mes kalbame, rezonuoja, žmonėms, kurie netgi ne visai daro tokią veiklą kaip mes, yra nedaug prisilietę prie stovyklų veiklos, bet buvo panaudota mūsų frazė, kurią išsakėme ne vieną kartą, kaip pasiruošti tėvams į stovyklą ir kaip paruošti vaikus stovyklai. Pasaka. Reiškia, informacija buvo reikalinga, jinai aktuali, o jeigu jos nieks nekeitė, tai reiškia, mes pataikėme į 10-uką, tai yra geras užtvirtinimas, kad kalbam tiesą. Absoliučiai. Kad kalbam reikalingus dalykus ir kad kalbam laiku ir vietoj. Visiška tiesa ir suprantu, kad mes darome tokį darbą šiai dienai, kurio niekas nedaro, juo neužsiima ir kažkada, kai vykdžiau vieną iš savo veiklų, mano treneris man pasakė, žinai, Svetlana, sako, tu kaip revoliucionierius, o žinok, sako, revoliucionierius kartais degina ant laužo. Aš tikiuosi, kad sušaudo, paskui visi sako, klausyk, kaip mes be to gyvenom, bet prieš tai tą revoliucionierių reikia sušaudyti, nes taip nebuvo. Kaip čia dabar, kažkas atėjo ir kažką greuna. Taip, taigi. Aš šiandien pagalvoju, žinai, kad mes kalbam, bet niekad dar, kažkur tarp eilučių gal praskambėjo, o tėvam gal klausytojams svarbi informacija, kurgi ten mūsų rasti tose stovyklose. Tai aš įterpsiu savo trigrašį, pasakysiu, kad vasarą vyksta stovykla Alfa Būrys, kur yra Facebook'e, Alfa Būrys taip ir vadinasi, ir bus šiais metais 3 stovyklos, viena Patirk, viena Vikingai ir viena Mano Kraftas. Ir šitas stovyklas galima surasti patirk.com. Facebook'e ir tinklapis toks yra. Tai jeigu kažkam aktualu, ieškom, žiūrim, vietų dar visur yra. Puikiai. Ir tu turbūt paminėk dar amžiaus grupę. Amžiaus grupė vaikai yra nuo 7 iki 12 metų. Išskyrus į Vikingus galbūt taikomės šiek tiek didesnis, kadangi mes galvojom, kaip susinergizuoti dičkius ir mažus šitoj stovyklai. Labai pavyko panaudoti dičkių jėgą tam, kad padaryti darbus, kurių mažiukai tikrai nepadarytų. Ir patiems dičkiam padaryti šventę su išvyka ir šiek tiek tos 2 grupės, jos gyvena kaip ir vieną gyvenimą, bet tam tikrų momentų jų keliai išsiskiria, paskui būna mūšis. Supratau. Tai, o aš tada pasakysiu, kad mane galima rasti mūsų stovyklų Facebook'o puslapyje, Instagrame, PK stovyklos ir konkrečiai šių metų didysis mano, sakykime, toks darbas, tai yra paauglių pamaina, komunikacijos ir lyderystės stovykla,
kurioje mes siekiame sėkmingos asmenybės ugdymosi, įtvirtinimo naujų komunikacijos žinių, sužinojimo, sakykime, 13-18 metų jaunuoliams. Tai kviečiu pasekti tiek Audrių, tiek mane ir jūs tikrai atėję į mūsų socialinių tinklų puslapius atrasite ir nuorodas į stovyklas. Mes jomis dalinamės, nieko neslepiam. Ir apie neslepiam, tai žinokit, po tokią istoriją truputėlį iš vakar dienos, kada buvau mokymuose ir vienos moters klausė, sako, tai jūs pasakykit, koks tas jūsų puslapis. Jis sako, nesakysiu. Kodėl jūs nesakysit? Todėl, kad mes dirbame verslas verslui ir, žodžiu, puslapis yra, bet mes ten nieko nerodome, jeigu jūs nesiruošiat pirkti ir panašiai. Tai žinokite, mes su Audriumi rodame. Rodame, pasakojame, daliname. Ta prasme, uždaras puslapis net geras. Jo, puslapis yra, bet puslapis ten yra skirtas tik tai kontaktams, žodžiu, nepamatysi nei ką jie parduoda, nei ką jie gamina, nieko. Neatnaujintas, nesumodernintas. Ne, tai jie labai tikslinį sprendimą priėmė rodyti tik tiems, kas yra suinteresuoti. Ir pasakysiu, kodėl, tarp kitko, tai yra į mūsų temą. Todėl, kad konkurencija visgi yra toks dalykas. Konkurencija viena, tai yra sveika, vagystė yra kita. Va, tai vieni žmonės tą konkurenciją supranta teisingai, kada galimas ir bendradarbiavimas, nes jeigu šiaip pažiūrėti iš šalies, tai mūsų su tavimi, Audriau, jų konkurentai, tiesa? Kažkuria prasme, ne, pas tave nėra mažiukų, pas mane praktiškai nėra didelių, bet to čia ne bulvė ir ne morkos, netgi bulvės ir morkos yra skirtingos, ne? Olandiškos, lietuviškos ir ten, jo. Būtent dėl to. Jo, o pas mus čia, iš vis. Tai va, mes su tavimi bendradarbiaujam ir kuriam bendrus dalykus. O yra žmonių, kurie mato tą konkurenciją, kaip, žinai, galimybę, aha, tu gal gudresnis kažką, aš iš tavęs pasiimsiu, o gal tu ten geresnis ir panašiai. Žodžiu, kiekvienas mato kitaip. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes kuriame bendrai, o ne. Ir kad kažkas iš kažko skolinasi, tai irgi yra normalu, žinai. Bet taip mes tobulėjom. Pamačiau gerą idėją, geras, kažkaip aš ją pamodeliavau, pamoderavau, žinai, ir kažkas jau gavosi. Be abejo, tai mums reikia džiaugtis, kad mūsų išsakyta mintis pasiekė tikrai žmonės, klausytojus, ir ta tema svarbi. Taip, kaip pasiruošti tėvams, kaip paruošti vaikus, bet šiandieną mes savo laiką skirsime turbūt pokalbį apskritai apie tėvų sąmoningumą, apie tai, kad iš tiesų tėvams darosi svarbus daugelis dalykų, tokių, į kuriuos anksčiau galbūt nekreipdavo šitaip dėmesio. Tai kadangi mes kalbame apie stovyklas, tai mes ir kalbame apie dalykus, kurie būna stovykloje ir kurie šiai dienai tėvams yra svarbus. Tai sąmoningėjimas pirmiausia matomas tame, kad paleista mūsų anketa ir ten dar nedidelis skaičius atsakymų, bet dalis iš tų atsakymų jau parodė, kad tėvams yra labai svarbus vadovai ir žinoti, kokias kompetencijas vadovai turi, ką jie gali duoti vaikams ir panašiai. Ir žinai, kai Audriau, kaip tu dažnai kartoji, kad vaikai brangiausia, ką turi tėvai. Taip, iš tikrųjų taip, ir tas toks iškišimas vaiko į pigiausią stovyklą, vien dėl to, kad tai pigiausia, chebra, žiūrėkit. Taip. Ir sakau, būna dotuojamos stovyklos, kurios tikrai yra pigios, bet reikia suprasti, kad jos yra dotuojamos, jos yra pagal tam tikrą projektą, kur kažkas savivaldybė ar dar kažkas skiria kažkokias lėšas tai stovyklai, dėl to jinai kainuoja pusę kainos. Tas ir parašyta, jo. Taip, ir žinai, aš kaip tik vakar susidūriau su vienu iš tokių skelbimų, reiškia irgi lyderystės stovykla, kurios kaina yra ten kažkiek dotuoja, kaina yra 175 eurai, berods už 5 dienas. Tai mano galva mes dabar paliesime apskritai daug dalykų.
Tai pirmiausiai 5 dienos, pasakykim taip, ypatingai paaugliams, tai nėra stovykla, kuri siekia rezultato. Ką tu galvoji? Taip, stovykla prasideda po 3 dienų. 3 dienos yra tas laikotarpis, kada, reiškia, 3-4 diena yra sunkiausias, po to prasideda stovykla. Man, aišku, labai gaila atiduoti po 6 dienų vaikus į namus, bet tai yra 6 dienos. Procesas baigtas. 3 dienas, ypatingai paaugliai, jie ilgiau gali neatsiverti toj stovykloje. Tikslas tikriausiai yra kažkoks, kad jie pajaustų kažką. Be abejo. Ir kalbant, jeigu apie lyderystę, tai iš tikrųjų mano stovykla yra 11 dienų ir aš galvoju, kad ateityje turbūt dar ilgės keliom dienom. Ir tai yra sugalvota tikrai ne tam, kad iš to uždirbti daugiau pinigų, bet tam, kad praeitų procesą. Tai vat vienas iš sąmoningumo dalykų, tai irgi, jeigu jau tėvai sąmoningėja galvodami apie vadovus, apie kitus dalykus, tai turėtų irgi labai gerai suprasti, kad dienos skaičius stovykloje irgi, jeigu mes siekiame rezultato, irgi turi labai didelės reikšmės. Tai vat vienas iš tokių, sakykime, pavyzdžių. Ir dar ką aš pastebėjau, tai pastebėjau, kad programa su ta suma, kad ir dotuojama, bet jinai nenuves į ten, kur nori stovyklos rengėjai. Bent jau tai, kuo jie pasidalino. Tai turėtume tikrai jungti kritinį mąstymą rinkdamiesi stovyklą ir ypatingai galvodami apie tai, kad mes einame suteikti savo vaikam papildomą ugdymą, neformalų švietimą, kuris gali vykti stovykloje. Tiesa? Taip. Taip, iš tikrųjų taip. Mažiukam jiems savaitės užtenka iš tikrųjų, nors aš galėčiau su jais būti ilgiau miške, aš jau galvoju apie formatą ilgesnį, bet kol kas tik galvoju, reikia priauginti raumenį ir panašu, kad, bet aš manau, kad tėvai, kurie ne pirmus metus atveža į stovyklą vaikus, kad ir tą patį Alfa būrį, arba iš paskos manęs važiuoja į kitas stovyklas, jie ir 2 savaitėm, ir 3 savaitėm vaiką paliktų. Nes, kada jisai saugus, tėvai supranta, kad saugus, tai ir tas vaikas ilsisi, ir tėvai ilsisi. Aš čia pasikartosiu, kad labai dažnai neleidžia ilsėtis vaikam tėvai, sėdėdami namuose ir jaudindamis. Jo, dėl to atsirado pas mane toks stovyklos būtinasis intro, nes tu tvarkai pati betarpiškai dokumentus ir pati su visais tėvais bendrauji. Ašgi gaunu vaikus sąrašus ir gaunu rezultatą. Neįeina į mano pareigas ir ten tie visi dokumentų surinkimai, ne tam aš sutvertus. Jo, tuo metu aš kepu burgerius ir vaikštau su vaikus į žygius, kol jūs registruoja, taip kad, mieli tėveliai, jeigu kažkaip ten su jumis netai bendravo tas, kas dirba su dokumentais, aš tikiuosi, kad viskas gerai, tai buvau ne aš. E-mailus tokinė galų galiai tengi pasirašo, ne Audris, o va. Dar kartą paklausiu klausytojų. Ar brangią mašiną mėtot neatrakintą, kur papuola? Ar paliekat brangų dviratį, kur papuola? Bet vaiką, kuris yra brangesnis už mašiną, už dviratį, už bet kokį materialų turtą, galvojat, gal kaip nors, belenkur. O paskui sėdit, visokiai galvojat, jaudinatės, jie ten irgi jaudinasi ir tada gaunasi totalus kankinimasis. Jūs susimokėjot pinigus ir pasikankinot. Tai gal tiesiog pasikankinkit, jie nesusimokėjo pinigų, tai vat kažkaip panašiai. Tikrai taip, ir žinai, aš suprantu, kad mes su tavim, kada kalbame, jau vis labiau gilinamės į tuos mąstymo procesus, į tėvų mąstymo procesus, ir mūsų tikslas maksimaliai aiškiai pasakyti, kad kuo daugiau tu žinai, kuo daugiau tu supranti, tuo didesnė galimybė turi parinkti vaikam geresnę stovyklą. Jo, dabar žiūrėk, aš suprantu, kodėl taip vyksta. Pirmas vaikas, ne? 0 patirčių. Reikia į stovyklą vežti. Kokią?
Nu ir tada, žinai, dažnai, kai perkam kokį daiktą, galvojam, kokį čia pirkti. Ar geresnį? Aš šiandien konsultavau dukrą palapinės pirkimo klausimų. Tai, pirmiausiai, parametrai reikalingi. Ko tau reikia, ne? O kai tu nežinai, ko tau reikia, tada galvoji, nežinau, ko reikia. Ai, gal tada ten pažiūrėsiu, kur pigiau. Koks skirtumas, vis tiek savaitę, žinai. Paskui tą savaitę kankiniesi ir, o paskui pyksti tikriausiai dėl to, kad kažko neatsitiko, nes gal ir neturėjo atsitikti. Jo, Nežinau. iš tiesų, tas Jo, čia pasirinkimas, žinai, aš tave pertraukiu, kol nepabėgo žodis, man parametras, kaip tu taikliai pasakėjai. Parametras. Nes daiktus mes sugebam kažkaip, jeigu nesuprantam, jau dabar daėjo daugelis žmonių, kad jeigu nesupranti, klaus, kas supranta. Aš pirkdamas mašiną, aš nesuprantu apie mašiną. Šiek tiek. Sesė, kaip pirko mašiną, jinai pasisamdė garažinį savo, atsivežė į Vilnių ir, žinai, man kai kuriais momentais buvo gėda klausyti to, žinai, garažinio terminų, bet jis sakė tiesiai šviesiai, žinai, pamatė jis tą mašiną, sako, tu, žinai, durnas, jis neklausė, tu sąžinės, tai sako, tu durnas, tu galvoji, ką tu čia iš vis atveži, šitą lavoną, tu nori iš pinigų, ir va taip, išpeckino, nupirko sesę gerą mašiną, metus važinėja, be vargo, nei cento neįdėjo, nes atvažiavo specas, kuris tas mašinas paskui perrinkinėja, tai va. Tai ateina pas žmonės supratimas, kad geriau tam specui sumokėti vieną kartais, pakonsultuoti, žinai, va, ir padaryti teisingą sprendimą ir neturėti tos liūdnos patirties. Tikriausiai, va, kažkaip taip. Tikrai taip. Tai gaunasi taip, kad mes su tavimi konsultuojame tėvus, už tai neprašome nieko. Jo, reikia parašyti sąskaitų numerius, gal kažkas jau norės susimokėti konsultaciją. Iš tikrųjų... Mėlieji, iš tikrųjų tai mes su Svetlana dirbam aptarnavimo biznyje, ne? Aptarnaujam vaikus. Kažkodėl restorane pavalgę, čia šiaip, žinai, būsiu naglas kaip traktorius, žinai. Restorane pavalgę nėra minčių, nuo 5 iki 10% paliekam. Nebent ten jau buvo visiškai totaliai pravalas, žinai. Po stovyklos, aš nesakau, sūrio kartais medaus atveža, ten dar kažką atveža, žinai. O kodėl negalima palikti arbatpinigių gerą darbą? Kodėl? Po ekskursijų, tarp kitko, yra buvę keletas kartų, kai gavau arbatą, vieną kartą netgi labai gražiai, su apyrankė, bet čia buvo Laplandija, čia buvo ta mano stebuklinga kelionė, žinai. Tai, norit pasakyti ačiū eurais, pasakykite ačiū, koks skirtumas, kad man moka, jeigu aš labai gerai aptarnavau, čia šiaip. Tai va, ir už kitą darbą, kurį mes čia darom, why not? Tu pralinksminai, šiandien, žinai, apskritai pirmoji dienos pusė mano tokia linksminanti su labai gerais žmonėm, susitikimai ir su tokie, žinai, turiningi ir labai smagus. Tai šiandien ir tęsėme šito mūsų pokalbį tą smagios dienos intenciją. Tai iš tikrųjų taip, tai, žinai, ir humoras, ir viskas stovyklavedžiams būdinga. Nes kaip jūs suprantate, jeigu mes būtume tokie, žinai, rimti tetos ir dėdės, turėdami daug patirčių, žinių ir bandydami vaikam įdėti į galvą kažkokį tai dalyką, taip rimtai nusiteikę, tai rezultatas būtų neigiamas. Šią dieną mes turime tikrai daug pradžiugintų vaikų, daug dėkingų tėvų ir apskritai jau kolegų, kurie išaugo ir dirba su mumis, nes tikrai per 14 metų mano ir Audraus panašios patirties stovyklų, tai įsivaizduok, jeigu pas mane vaikas atvažiavo, tuo metu jam buvo 14, tai šiai dienai jam 28, o jeigu atvažiavo tas, kuriam buvo 17, tai jam jau 31. Jis jau savo vaikus veda, jo. Tai ne, jie tampa partneriais, jie ateina dirbti, mes kartu dirbam, kartu kūrėm toliau stovyklas. Tai irgi yra sąmoningumas
ir sąmoningumas jau ne tėvų, bet tų vaikų, kurie su mumis stovyklavo, kurie turėjo tas patirtis ir, žinai, galvoju, kad čia yra geriausias įrodymas stovyklų organizatoriams ir vadovams, kada jų buvę stovyklautojai grįžta ir tampa jų kolegomis. Tai ne tik grįžta, aš tai iš savo tų stovyklautojų, iš savo tų skautukų ir renkuosi vadovus pastoviai. Tai čia net negrįžta, čia procesas, nes nieko nėra lengviau, kaip dirbti su žmonėm, kurie tave supranta iš pusės žodžio, kurie supranta kas, kaip, kam, apie ką. Jau pasikartosiu, kad pačioj pirmojo Alfa būrio stovyklos pamainoj aš įrodinėjau, kad reikalingi instruktoriai, jaunimas, ne tik vadovai suaugę su dokumentais ir pažymėjimais, kad vienas dalykas užhypintų vaikus, nes vienas aš nesugebėsiu tos visos masės išjudinti, kad tas darbas vyktų non-stop. Antras dalykas, jie supranta kas, kaip, kam. Ir žinai, paskui aš išgirdau, kad buvo tokių dėl tų žygiavimų, dėl raportavimų, tokių nustebimų, bet viskas užsikabino, kad toks formatas ir yra. Šiais metais aš tik 3 pamainas turėsiu Alfa būry, 3 pamainas bus kitas vadovas ar kiti vadovai, nežinau kaip jie tvarkysis. Buvo prieš porą metų, porą pamainų turėjo kitas vadovas, buvo kitokios patirtis. Aš iš vaikų supratau, kad buvo viskas irgi gerai, bet buvo per daug disciplinos, griežtumo, drausmės, buvo sukarinta stovykla, buvo tokia daugiau šaulių stovykla, žinai, viskas per leiskit paklausti tamsta. Mažiukam dar to nereikia, nes net į šaulius priima nuo 14 metų, kada jau jis supranta, kad pirmą reikia pasakyti leiskit paklausti tamsta ir tik tada klausti, o ne ateiti ir žiebti. Aš kaip tik pratinu vaikus prie to, kad manęs nevadintų nei vardu, nei vadovu, o vadintų pravardę, kas, aš galvoju, nuima daug tokių jaudinančių, nereikalingų, įsitempiančių momentų, nes jau būdamas, sakykime, skautuose ir labai senai supratau, kad viena yra prieiti vaikui ir pasakyti man broli Audriau, o kita prieiti ir pasakyti pumb. Tai, iš karto tu atsiduri arčiau žemės ir jiems žymiai paprasčiau. O žinai, iš tikrųjų, tu tokia užminiai dabar temą, kaip vaikai mus vadina stovyklose. Aš apskritai dirbu, paprastai mano darbas yra suorganizuoti, o paskui jau koordinuoti, žinai, tą stovyklą ir jie nežino, kaip kreiptis. Ir būdavo ateina ir prasideda teta, mokytoja, žinai, dar ką nors Ne mokytojas. Mokytoja, trenerė. Dažnai sakant, trenerė. Trenerė, žodžiu, įvairiai. Todėl dabar, kada atvažiuoja, tai pas mane tai paaugliai, supranti, ir jiem apskritai, o kaip čia tave pavadinti, tai mes esame sutarę, kad mes, aišku, vadinamės vardais. Mes vadinamės vardais ir yra toks betarpiškas bendravimas, kada vaikas, paauglys ateina, žinai, ir pasivadina, vienas gali pasakyti tu, kitas gali pasakyti jūs. Mes kurime tokį santykį, kuris yra patogus abiems pusėms ir priimtinas. Tai, žinai, pravardžių neturim. Mūsų, matai, miške mes negyvenam. Jūsų kitas formatas, pas mane Alfa būry, sakykim, tai jau masinis vadovai jau masiškai visi net ant marškinėlių rašosi ne vardus, o slapyvardžius. Ir tas irgi fainas, žinai, yra šernas, yra tigras. Man už nugaros kaip tik čia tigrų, drugelių ir visako, tai praktiškai miške. Tai, žinai, bet pradėjom nuo sąmoningumo, o baigiam tokiais dalykais, bet žinai, kas man patinka mūsų pokalbėse, kad iš vienos temos pasidaro tokie smagus pasikalbėjimai tiesiog apie tą gyvenimą stovyklose, apie tai, ką mes patiriam, nes iš tiesų juk žmonėm turbūt įdomiausias yra istorijos. Pastebėjau, kad tėveliam sausas instruktažas nepraeitų. Tai aš tą sausą instruktažą ir savo supratimą, kaip viskas vyksta, paįvairinu pasakojimais buitiniais, kad jie suprastų, kad tokiose ar tokiose situacijose aš jau buvau ir kokius sprendimus dariau.
Va, ir atitinkamai jie tada supranta, kad atsitikus panašiai situacijai bus panašus sprendimai. Nors kiekvienoje stovykloje, praktiškai kiekvienoje stovykloje yra savas mokytojas ir sava nauja pamoka. Kaip ir psichosomatika, šitas terminas atsirado kažkada, kai mama pasakė, nu tai čia psichosomatika. Kas? Aha, nu dabar žinau, yra psichosomatika, gali vaikas vengt, gali jam temperatūra pakilti iš nieko, todėl, kad jam labai liūdna norisi pas mamą. Va taip. Jo, ir žinai, va tokioj situacijoje labai gera turėti sąmoningus tėvus, kurie supranta, kaip vyksta viskas, kurie supranta, kad vaikas atvažiavęs į stovyklą nėra eliminuojamas iš gyvenimo ir kad jis atvažiuoja kaip tik dar į aktyvesnį gyvenimą ir į ten, kur jisai iš tiesų gali būti laisvas, daryti daug dalykų, kurių jisai paprastam gyvenime nedaro. Jis gali siekti kitų rezultatų ir žinai, jeigu tėvai tikrai nemato savo vaikų lipančių į medį, tai stovykloje labai dažnai vaikai laipo į medį. Nu, pas mane nelabai dažnai. Jo, bet būna kliučių ruožas, kur lipa virvė ir taip toliau. Nes mažiukam lipti medį nelabai jau ten. Bet tu supranti, kad jie bando lipti. Jie bando lipti, nes jie tyrinėja ir tas medis galbūt tai daugiau tokia, žinai, metafora gali būti, ne? Bet realiai paaugliai tai bando ir į medį lipti, daryti visokius dalykus. Taip, nes mes esame ir ant galvos užlipta. Tai gamtos apsupti, ant galvos bando, bet žinai, vat, tikrai galbūt aš ir dalinausi tuo prisiminimu, bet pasikartosiu, pernai metais jaunuoliai, žodžiu, norėjo pasiginčyti dėl taisyklių esančių stovykloje. Ir atėjo ir sako, o kur yra parašyta, žinai, kur yra parašyta, kad čia yra va taip ir taip. Tai sakom, žinai, taisyklėse. O kur tos taisyklės? Ten taip nėra, mes neskaitėm, žinai. Tai sakau, tai ar jūs neskaitėt, ar taip nėra? Ir supranti, tada atsiranda toks dalykas, kad sako, gerai, mes nueisim dar paskaitysim. Taigi jie pasirašyti turėjo po tom taisyklėm, jo? Tai teisingai, jie pasirašo, bet ar paskaito? Aš garsiai skaitau. Klausyk, mes ir garsiai skaitom, ir pasirašom garsiai. Nes, žinai, ten prirašyta taisyklėse yra tokių dalykų, kaip ten neskinti augalėlių miške ir taip toliau. Žodžiu, yra svarbesnių dalykų. Yra esminiai svarbus dalykai ir, supranti, atsineša tie jaunuoliai, reiškia, lapą su tom taisyklėm, skaito ir sako, taip žinai, panaudoja riebesnį žodį ir sako, taip parašyta. Ir kam mes jas atsinešėm? Žinai, tai irgi apie sąmoningumą, apie tai, ką mes duodame vaikams, ką jie pasiima ir ką tėvai galvoja apie tai, kas vyksta stovyklose. Tai, žodžiu, įsivaizduoji, mūsų laikas vėl ištirpo. Mes vėl prapliurtėm pusę valandos. Jo, bet nieko, pasidalinom įdomiam istorijom, prisiminėm kažką, nes dar kiek čia, 3 savaitės ir prasidės mano pirma jau pamaina, 20, kad ten palauk, neatsimenu dabar. Apie jaunimą, 23. Mes startuosime Liepos 28-ąją su stovykla, reiškia, ir pabaigai tiesiog galiu pasakyti, kad ta mintis, kuri mums kažkada surezonavo ir kitiems žmonėms ir vadinasi tėvų sąmoningumas ir žmonių sąmoningumas mąstant apie stovyklas tikrai keičiasi. Ne tik tėvų, bet tu sakei, kad ten žmogus, kuris užsiima veiklą, suprato. Galbūt irgi
Žiūrėk, galbūt ją irgi kankino tos mintis, tik tai jinai laukia postumio, o žinai, kad skaniausias obuolys yra tas, kurio siekia kažkieno ranka. O pamatė, kad kažkas obuolį skina, sako, o, ir aš. Čia Čia visokių mano- situacijų gali būti. Jo, tai iš tiesų mintis buvo ta, kad tai yra svarbu, ką mes kalbame. Ir svarbiausia rasti tuos žmonės, kuriems yra tai svarbu. Tai mes dar vis kalbėsime ir dėkui Audriau tau už šios dienos pokalbį ir dėkui mūsų klausytojams, žiūrėtojams ir tiems, kas galvoja, kad galėtų mums palikti arbatpinigių. Jo, o apklausa vis dar vyksta ir nuoroda į apklausą tikriausiai ten kažkur po šito bus, jo? Be abejo, aš įkelsiu nuorodą į apklausą po mūsų šituo įrašu. Taigi, penktadienio popietėje jūs jau galėsite stebėti mus ir drąsiai komentuokite, klauskite, mes džiaugsimės gaudami jūsų atgalinį ryšį. Jo, Dėkui. kalbėjimas sienom, medžiam ir, bent jau viens kitam, tai viens kitam jau neblogai, žinai, bet, kai yra grįžtamasis, yra jo. Jauti, kad darai kažką naudingą. Tu visiškai teisus. Dėkui visiems.